Jūs turi persekioti, nes tai tiesiog košmaras, tai kultas. Kodėl reikia sodinti žmonės į kalėjimą? Jūs turite savo tiesą, mes turime savo tiesą, tačiau mūsų yra daugiau nei jūsų. Jei jie peržengė raudoną liniją, ne tik liniją, anksčiau jie buvo užmėtomi akmenimis. Vėl iškeliamas destruktyvumo klausimas. Totalitarinį seksą galima palyginti su išdegintos žemės ratu, kuris nuolat plečiasi, palikdamas tik išdegintą žemę ir griuvėsius viduje. Tokie dvasiniai nuostoliai paralyžiuoti individo lieka išorėje, jie įstumiami iš visuomenės, o paskui metami atgal, kad pati visuomenė juos kaip nors pataisytų ir susidorotų su jų problemomis. Panagrinėkime manipuliacinio metodo, kuriuo siekiama suformuoti priešo įvaizdį ir dehumanizuoti tam tikras žmonių grupės. Naudojimo pavyzdį. Atkreipkite dėmesį, kad savo viešose kalbose Aleksandras Dvorkinas nuolat kartoja tokį stigmatizuojantį palyginimą. Kitas totalitarinio sekso pavadinimas – destruktyvūs kultai. Destruktyvus reiškia griaunantis, kaip vėžinės ląstelės, kurios patenka į organizmą ir platina metastazes visame organizme, kol organizmas miršta. Kultai visuomenėje elgiasi kaip vėžinis auglys organizme, kuris siurbia maistingasias medžiagas iš visuomenės ir maitinasi jomis, kol pats organizmas miršta. Kaip vėžinis auglys naikina kūną, taip kultas naikina visuomenę iš vidaus. Dvorkinas neatsitiktinai vartoja tokias metaforas kaip išdeginta žemė ir vėžinis auglys, kalbėdamas apie žmones, kurie vadinami sektantais ar sektantais. Dvorkinas sąmoningai įsako šiuos ryškius, neigiamus vaizdinius palyginimus, kad apeitų jūsų kritinį mąstymą ir jūsų akise dehumanizuotų tų bendruomenių atstovus, sąmoningai susėdamas juos su kažkuo itin pavojingu ir žalingu, kažkuo, ką reikia nedelsiant pašalinti. Toks palyginimas suaktyvina juodai balto mąstymo mechanizmus jūsų galvoje, kai objektas, į kurį nukreiptas manipuliacinis pasakojimas, laikomas absoliučiu blogiu, reikalaujančiu besąlygiško atmetimo. Tuo pat metu pats Dvorkinas puikiai supranta, kad jo radikali retorika yra akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas ir ekstremizmo apraiška, taigi, kad išvengtų tiesioginių kaltinimų dėl agresijos prieš žmones kurstymo, iš paskaitos į paskaitą jis žaidžia saugiai, įsakydamas dar vieną manipuliatyvų teiginį: mes nekovojame su sektantais, mes kovojame su kultais. Dažnai sulaukiame standartinio žurnalistinio klausimo: kaip jūs kovojate su sektantais? Ir aš visada turiu tą patį atsakymą: aš nekovoju su sektantais, aš kovoju su sektomis. Frazė "mes kovojame su kultais, o ne su sektantais", kurią dažnai vartojo Dvorkinas ir jo pasekėjai, tai puikus semantinės manipuliacijos pavyzdys. Šiame teiginyje yra dichotomija, kuri sukuria skirtumo tarp kulto kaip organizacijos savokos ir realių žmonių, kurie yra jos nariai, iliuzija. Tačiau iš tikrųjų toks skirstimas neįmanomas, nes bet kurią organizaciją sudaro žmonės ir be jų ji negali egzistuoti. Dvorkinas manipuliuoja teiginiu, ignoruodamas faktą, kad organizacijų, kurias jis vadina sektomis, veikla ir vadinamųjų sektantų asmenybės yra neatsiejamai susijusios. Tai reiškia, kad jis vadina žmonės vėžiniais augliais ir išdeginta žeme, taip sukeldamas visuomenės neapykantą jiems. Kad šios manipuliacijos esmė jums būtų aiškesnė, atsakykite į šį klausimą. Kai išgirdote šią palyginamąją metaforą, kad kultai yra vėžiniai augliai, koks vaizdinys iškilo jūsų galvoje? Kažkoks abstraktus kulto įvaizdis, o gal matėte konkrečių asmenybių, kurios jums asocijuojasi su žodžiu kultas, kurias jūs patys pažįstate arba matėte žiniasklaidoje, įvaizdį. Jūsų sąmonėje iš tikrųjų pasirodė žmonių vaizdas, nes vaizdas ir mentalinė komanda, kurią Dvorkinas įskiepijo per tokias žodinės manipuliacijas, susideda iš to, kad šie sektantai yra pavojingi. Jie turi būti išnaikinti. Tokie manipuliaciniai metodai, kuriuos naudoja antikultinės klikos atstovai, sukelia jūsų sąmonėje kognityvinį disonansą, verčia jūs priimti neigiamus vaizdinius, jų kritiškai nevertinant. Šis kognityvinio disonanso provokavimas yra psichinės prievartos forma, nes pakerta žmogaus mąstymo nepriklausomybę,
prievarta įžiebė jam neapykantą bendrapiliečiams ir duoda tiesioginį nurodymą imtis smurtinių veiksmų. Atkreipkite dėmesį, kad antikultūrininkai šį COVID neapykantos ugdymo metodą naudoja jūsų nenaudai daugelį gyvenimo sričių, kai jiems reikia priversti jūs nekęsti tų žmonių, į kuriuos jie nusitaikė, kai jiems reikia supriešinti vieną visuomenės dalį su kita, sukeliant neapykantos ir smurto bangą visuomenėje. Aleksandro Dvorkino naudojami manipuliaciniai metodai yra neteisėti veiksmai, kurie jau sukėlė sunkes psichologinės, moralinės ir fizinės gyventojų kančias ir daugybę mirčių, kurių detalės bus aptartos vėliau. Dvorkino vieši pareiškimai turi aiškių neapykantos kurstymo požymių ir atitinka visus roboto veiksmų plane nustatytus kriterijus. Pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas tokia veikla turėtų būti draudžiama įstatymu, o visi su jos vykdymu susiję asmenys turėtų būti traukiami atsakomybėn pagal įstatymą. Įdomu tai, kad Aleksandras Dvorkinas, antikultūrinių organizacijų lyderis ir totalitarizmo termino autorius, sekta nepritarė teisinio kulto apibrėžimo įvedimui. Taip yra todėl, kad tuomet reikėtų įrodyti, jog organizacija iš tiesų yra totalitarinė sekta ar destruktyvus kultas ir kad jai metami kaltinimai turi faktinį pagrindą. Kaip teigia pats judėjimo prieš kultą Rusijoje vadovas, dauguma šių bylų būtų pralaimėtos. Prieš 22 metus pradėjau bendrauti su sektomis, kažkada sakiau, kad mums skubiai reikia įvesti teisinį terminą – kultas, kad išspręstume šią problemą. Tačiau netrukus supratau, kad dabartinėje situacijoje to padaryti visiškai neįmanoma, nes jei rytoj ar poryt įvestume teisinį kulto terminą, teismus užplūstų ieškiniai iš tų pačių kultų, kurie sakytų, įrodykite, kad mes esame kultas, ir pateikite visus įrodymus, pagrindžiančius tokį apibrėžimą, įrodykite, kad atitinkame šį apibrėžimą. Taigi, didelė dalis ieškinių greičiausiai būtų prarasta, tada teismo sprendimų įvairių organizacijų nebegalėsime vadinti sektomis, netgi patį grėsmingiausią ir bjauriausią apibrėžimą. Sektos ir kulto sąvokų įtraukimas į įstatymą automatiškai apribotų jų nepagrįstą vartojimą, o tai savo ruožtu atimtų iš okultistų pagrindinį įrankį, kuris yra atspirties taškas tolesniems neteisėtiems veiksmams. Dabar mes bent jau neturime tokio teisinio termino, todėl galime vadinti kultus sektomis, ir aš asmeniškai atlaikiau 5 teisminius procesus. Iš tikrųjų bet kuris asmuo gali be jokios baimės pavadinti organizaciją sekta, jei jis mano, kad ji yra sekta, ir nieko negalima padaryti. Tai religijos mokslo terminas, teologinis terminas, aš išreiškiu savo nuomonę. Verta prisiminti, kad kaltinamuoju ar demonizuojančiu būdu vartojant sąvoką sekta ar kultas yra tiesiogiai pažeidžiamos konstitucinės piliečių teisės demokratinėje visuomenėje, ypač sąžinės ir religijos laisvė. O okultistai nusprendė, kad jie turi teisę paskelbti tokį nuosprendį bet kuriam asmeniui ar žmonių grupiai, iš esmės siekia įstumti teisėsaugos institucijas iš teisėsaugos. Tuo metu, kai antikultiniai teroristai įvairiose šalyse vykdo savo destruktyvę veiklą, diegdami masėms žmonių jiems reikalingas mąstysenos nuostatas, proporcingai daugėja neapykantos nusikaltimų prieš religijas ir įsitikinimus. Daugybė žmonių visame pasaulyje, tapusių tikslingo persekiojimo taikiniais, daugelį metų ir dešimtmečių susiduria su prievarta, fiziniu smurtu ir priverstinė izoliacija. Jie patiria psichologinį smurtą, moralinę priespaudą, baimę ir pažeminimą. Kai kas nors bando jums priklijuoti sektanto etiketę, tai labai pavojinga, iš esmės, tokia etiketė visuomenėje reiškia, kad esate taikinys, kurį galima ir reikia sunaikinti. Tai panašu į tai, kaip kadaise naciai vertė žydus nešioti geltoną spalvą, žvaigždės, dėl šio ženklo tarp žydų atsirado praraja. Ir likusieji gyventojai, pabrėždami jų skirtumai, kurie juos išskiria kaip kitus ir ne žmonės, todėl jie tampa lengvų žmonių agresijos taikiniu. Paveikta propagandos, geltonoji žvaigždė signalizavo, kad jo nešiotojai gali būti traktuojami kaip mažiau nei žmonės. Geltonosios žvaigždės naudojimas buvo vienas iš daugelio būdų, kuriais naciai dehumanizavo žydus ir parengė dirvą masiniam jų naikinimui. Galiausiai šis ženklinimas lėmė vieną iš tragiškiausių holokausto skyrių.
Šiandien antikultistai taiko tuos pačius metodus ir įvairioms religijoms klijuoja tokias etiketės kaip kultas ir sekta, organizacijos, taip pat skirdamos jas nuo visuomenės ir atimti iš jų žmonių statusą. Šios etiketės atima iš jų demokratinės teisės ir laisvės, sakydami visuomeniai, kad šie žmonės yra skirtingi ir kad jie gali būti. Iš jų atimtos teisės, su jais elgiamasi nepagarbiai ir net smurtaujama. Nacių laikais žiaurus elgesys su žydais buvo gerai organizuotos propagandos rezultatas. Tuometinė žiniasklaida buvo įrankis priešo įvaizdžiui kurti, nepaisant faktų ir įrodymų trūkumo. Panašiai šiandien nekalti žmonės vadinami sektantais, arba sektos nariai, kuriuos antikultūrininkai paverčia aukomis kaltinimų dėl nusikaltimų, kurių jie nepadarė. Nes sektantas, totalitarinės sektos narys, jei iš jo reikalaujama meluoti, vogti, žudyti ir jis paprasčiausiai nesusimasto, o vykdo įsakymą, nes jis, žinote, veikia viso pasaulio labui, dėl žmonijos išganimo ir kokią reikšmę turi kažkokia nereikšminga žmogaus gyvybė, kuri tam trukdo, be abejo, tam pateisinamos bet kokios priemonės. Bet tai labiau fanatikas nei sektantas. Bet kuris sektantas iš tikrųjų yra fanatikas pagal apibrėžimą. Jūs vartojate karo terminą, sakydamas, kad mums reikia karo. Manau, kad tai skirtingi žmonės, ar jums tai netrukdo, tai tik emocinis klausimas. Tai kova, tai karas, vadinkite tai kaip norite, bet mane tai tikrai neramina. Tiesiog, tai karas prieš, nežmoniškos organizacijos, kurios pavergia žmonės ir atima iš jų laisvę, tam tikrų grupių ir bendruomenių stigmatizavimas apibrėžiant jas kaip sektą. Totalitarinę sektą ar destruktyvų kultą formuoja visuomenės požiūrį į jas kaip į labai neigiamas ir pavojingas struktūras. Tai lemia šių bendruomenių kaip socialinių grupių marginalizaciją ir jų diskriminaciją visuomenėje. Žmonės juos pasitinka įtariai, įžeidinėja, žemina ir išjuokia. Atsisako juos samdyti, bendradarbiauti ar užmegzti su jais asmeninius santykius. Problemų, su kuriomis susiduria šie asmenys, yra daugybė, nuo visuomenės pasmerkimo, konfliktų ir grasinimų iki fizinio smurto, baudžiamojo persekiojimo, kratų, o labiau stigmatizuoti asmenys tampa taikiniais. Jie nekenčiami, niekinami ir vengiami, jie susilaukia pykčio ir pasibjaurėjimo, jie gali susidurti su viskuo, nuo paniekinančio vengimo iki smurto, įskaitant žmogžudystes. Taip atsitiko tik todėl, kad antikultūrininkai pasirinko juos kaip taikinius. Nuolatinis demonizavimas ir neapykantą kurstančios kalbos neabejotinai daro didelį neigiamą poveikį aukos fiziniai ir psichologiniai sveikatai. Šią temą išsamiai tyrinėjo psichologai ir psichiatrai. Amerikos psichologų asociacijos paskelbtoje ataskaitoje neapykantos nusikaltimų aukų simptomai lyginami su potrauminio streso sutrikimo simptomais. 2001 Jungtinėse valstijose atliktas tyrimas parodė, kad neapykantos nusikaltimų aukos patiria sunkesnės pasekmes nei kitų rūšių nusikaltimų aukos. Prietarų aukos, priklausančios stigmatizuojamoms grupėms, dažnai patiria depresiją, kuri gali apimti liūdesį, nuovargį, anhedoniją, beviltiškumą, socialinį uždarumą ar net katatoniją. Prietarų aukos taip pat patiria stigmą, asmeninę gėdos ir nuvertinimo būseną, kuri yra labai svarbi depresijos sudedamoji dalis. Jiems dažniau kyla minčių apie savižudybę ir kitų psichikos sveikatos problemų. Prietarų aukoms savižudybė yra būdas pabėgti nuo neapykantos, su kuria susiduria, nevilties ir troškimo pabėgti vedamos savižudybės aukos nenori sau pakenkti. Jie paprasčiausiai nori išvengti žalos, kurią jiems daro kiti. Klasikinis stereotipų kūrėjų ir prietarų diegėjų pavyzdys yra naciai. Antikultūrininkų aukos, paženklintos ir socialiai izoliuotos, jaučiasi panašiai kaip kadaise holokausto aukos. Tiesa ta, kad antikultūrinio terorizmo taikiniai, nesvarbu, ar tai būtų persekiojama organizacija, ar pavieniai asmenys, jaučiasi pasmerkti ir galiausiai susitaiko su savo padėtimi. Tai panašu į holokausto aukų susitaikymą su savo likimu, žinant, kad jų neišvengiamai laukia egzekucija arba dujų kamera. Beviltiškumas ir baimė dėl neišvengiamos traumos žmogų susieja pasąmonės lygmeniu. Nors sąmoningas protas stengiasi šią baimę nuslopinti ir įstumti,
pasąmonėje trauma lieka giliai įsišaknijusi. Įsivaizduokite, ką šie žmonės patiria ir kaip klostosi jų gyvenimas po tokios traumos. Taigi antikultininkų vartojamos sektos ar kulto etiketės nėra tik žodžiai, jie yra įrankiai, kuriais griaunami žmonijos pamatai. Nacizmo poveikio pasauliui istorija mus moko, kad kai visuomenė pradeda skirstyti žmonės į mes ir jie, tai sukelia nepataisomų pasekmių. Vienas iš jūsų teiginių ortodoksai krikščionys nėra geresni už visus kitus. Jei tai būtų, visas pasaulis jau seniai būtų tapęs ortodoksiškas. Galbūt mes esame dar blogesni už visus kitus, bet ortodoksija tikrai yra vienintelis tiesus kelias į Dievą, kas jums suteikia teisę tai teikti. Manau, kad tai yra, visų pirma, pareiškimas, antra, ar tai nekursto tam tikro tarp religinio priešiškumo ar netolerancijos. Na, ne, anaiptol, nes, visų pirma, kiekviena religija laiko save teisinga, o visos kitos yra klaidingos, tai gali pasakyti bet kurios religijos atstovas. Indų askezės kelias yra tik tam, kad pasiektume amžinąją mirtį, kad pasiektume amžiną nebūtį, ir tai, žinoma, slypi demoniškoje hinduizmo prigimtyje. Kai gatvėje pamatysite dvi moteris, plaunančias smegenis motinai su vežimėliu, galite prie jos prieiti ir pasakyti, kad jų neklausytumėte, jie yra sektantai, Jehovos liudytojai. Jie grubiai iškraipo šventąjį raštą. Ar tai nekursto tam tikro tarp religinio priešiškumo ar netolerancijos? Na, ne, anaiptol, Mahometas, nors ir priklausė tai galingai genčiai, buvo iš jos neturtingos šakos, taigi jis buvo gana neturtingas žmogus. Jis įsidarbino pas savo tolimą giminaitę, dukart našlę Khadidžą, ir pradėjo vadovauti jos karavanams, įgydamas jos pasitikėjimą, ir kai jam buvo 25 metai, Kadija, kuriai tuo metu buvo per 40 metų, ištekėjo trečią kartą, jos gražus veidas tarnautojas. Tarp religinio priešiškumo kurstimas yra tada, kai aš įžeidinėjau konkrečius vienos ar kitos konkrečios religinės idėjos išpažinėjus. Ortodoksinių krikščionių santykių su kitomis religijomis principas yra pagarba kiekvienam žmogui. Dar gerokai prieš jam atvykstant, visa Maskva buvo apklijuota šio žmogaus su arklio veidu plakatais, ant jo buvo užrašyta, kad atvyko didysis Tony Robbinsas, ir visiems buvo įdomu, kas čia vyksta. Mahometas turėjo keistų regėjimų ir apreiškimų, kai kurie žmonės mano, kad jį ištiko epilepsijos priepuoliai. Tomas Kruzas yra scientologijos Gebelsas, propagandos ministras. Pats Torovas yra labai pilkas ir tamsus vyras, jis kalba labai nuobodžiai, jis yra tarsi labai nuobodžias pilkas žmogus, ir pagarba kiekvienam žmogui. Ką mes žinome, kokius mes pažįstame sektantus gatvės elgetas, įkyrius verbuotojus, kurie beldžiasi į mūsų duris, sektos yra pavojingos visuomeniai, nes, skirtingai nei tradicinės konfesijos, kurios praturtina visuomenę ir kuria kultūrą, sektos nieko neduoda visuomeniai. Mes nepažįstame kultūrininkų, kurie gerbė kiekvieną žmogų, rašytojus, menininkus, muzikos kūrėjus, filosofas ir jie tik atima iš visuomenės gyvybiškai svarbius išteklius. Panašiai kaip vėžinis auglys iš organizmo atima gyvybiškai svarbius išteklius, kol galiausiai jį sunaikina, taip ir vėžinis auglys iš organizmo atima gyvybiškai svarbius išteklius, kol galiausiai jį sunaikina. Galime aptarti kiekvieną iš kultų, daugelį iš jų, kalbėdami apie tai, kaip būtent šios totalitarinės schemos yra įkūnytos jų mokymuose. Tarptautinė sąmonės draugija, arba Herakas, šis kultas norėjo daug ką nuslėpti, buvo prekiaujama narkotikais, ginklais ir žmogžudystėmis. Apskritai akivaizdu, kad tarptautinė sąmonės draugija yra negailestinga grupė, siekianti užgrobti valdžią. Ji remiasi griežtais totalitariniais principais ir svajoja juos išplatinti visiems pasaulio gyventojams. Atrodo, akivaizdu, kad tai vienas iš būsimo antikristo bandymų. Turbūt akivaizdu, kad tarptautinė sąmonės draugija yra vienas iš tikrųjų antikristo, kuris galiausiai siekia užgrobti valdžią visame pasaulyje, pirmtakų. Gali būti, kad būtent tokiais metodais, kad ruošiamasi jo atėjimui, negali būti lygybės tarp ortodoksinės krikščionybės, kuri Rusijoje gyvuoja jau 1000 metų, ir mažyčio, marginalaus kulto, tokio kaip tarptautinė sąmonės draugija,
kuri čia atsirado vos prieš porą dešimtmečių. Tačiau garsiai reikalauja, kad būtų pripažintas, prilygsta ortodoksijai ir yra privilegijuotas. Išpuolis įvyko Maskvos šventykloje. Buvo sumuštas. Scientologija yra viena iš labiausiai pavojingos totalitarinės sektos, o Scientologija savo destruktyvumu pranoksta daugelį kultų. Mačiau daug buvusių Scientologų, kurie buvo tiesiog sunkus psichikos ligoniai. Dar kartą pakartosiu, kad kultai yra labai agresyvūs ir apgaulingi. Jų mentalitetas yra toks, vergas ir informatoriaus mentalitetas, jis dirba žvalgybos tarnyboms. Jis renka informaciją nuo vaikystės ir pinigus, jei esate Scientologijoje. Viskas baigsis, kai baigsis pinigai ir psichinė sveikata. Jie atsikratys fizinės sveikatos ir išmes jūs į lauką, pamiršdami apie jūs. FSB paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos kratos Scientologijos centruose. Paieškos Maskvoje. Mokslininkams teismas nuteisė 5 Scientologus, baltuosius psichologus. Organizacijos paskelbtos nepageidaujamomis. Tarp neosekmininkų dešimtinė yra, bet jos niekas neskaičiuoja. Tačiau yra toks įprastas, elementarus išmušinėjimo principas. Tai alternatyvi žmonijos priešo sukurta krikščionybės versija, kuri vadinasi krikščionybė ir iš kurios buvo išimta visa krikščionybės esmė. Neopasauliečiai tai daugiau kaip 300 aktyvistų, kurie eina ten, kur jiems liepiama, ir daro tai, kas jiems liepiama. Tai nėra puolimas prieš penktadieniais. Atliktos kratos vadovų namuose. Naujosios kartos atstovai sutrikdė penktadienio pamaldas. Analinės kolonijos mokestis. Taigi rusų antikultinės klikos vadovo Aleksandro Dvorkino viešoje veikloje pastebimi su teroristinė veikla susijusių nusikaltimų požymiai. Priešiški pareiškimai, kuriais kuriama netolerancijos atmosfera, pasireiškianti žodiniu įžeidinėjimu, grasinimais ir fiziniais išpuoliais prieš žmones, taip pat išpuoliais prieš pastatus, įskaitant padegimus. Teroristinių aktų kurstimas, kuriais skleidžiama neapykanta ir kelia pavojų gyvybei. Tai taip pat trukdo naudotis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą, todėl pagal 2023 m. birželio 22 d. JT Generalinės asamblėjos priimtoje rezoliucijoje pateikta apibrėžti ši veikla yra terorizmas. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad Dvorkinas sąmoningai naudojo specialius paslėptus manipuliacinius metodus ir technologijas, kuriais siekiama slapta paveikti, programuoti ir kontroliuoti žmonių elgesį. Jų naudojimą tiesiogiai įrodo tai, kad jo vieša veikla išprovokavo gyventojų smurto bangą prieš stigmatizuotas aukas, įskaitant fizinį smurtą prieš jas iki nužudimų. Šios manipuliacinės technologijos veikia apeinant kritinį suvokimą per sąmonę ir tiesiogiai veikdamos žmogaus pasąmonę. Būtent destruktyvus mąstymas ir į žmonių pasąmonę be jų žinios įskiepyti įsakymai verčia žmonės vėliau vykdyti smurto ir neapykantos aktus prieš ne jų pačių, o Dvorkino pasirinktus asmenis. Jis dirbtinai sukėlė žmonėms neapykantos ir neigiamo nusiteikimo bangą ir privertė juos veikti tiesioginę prasme. Dvorkinas nukreipė tuos asmenis kaip torpedas prieš jų valią ir norą į pasirinktus taikinius. Todėl visi tie asmenys, kurie įvykdė agresijos aktus prieš kitus žmones, kurie yra tokie pat kaip jie, bet antikultistų pažymėti geltona žvaigžde, taip pat yra informacinių teroro išpuolių aukos. Dvorkinas juos iš anksto užprogramavo tokiems veiksmams pasąmonės lygmenyje. Kai jis savo kalbose naudojo manipuliacinės technologijas, jie buvo tiesiog priversti taip elgtis ir nesąmoningai, užpuldami nekaltus žmones, vykdė kieno nors piktavališką valią. Štai kodėl Dvorkino kalbos taip stipriai paveikė žmonės, nors absoliučioje daugumoje atvejų įrodymų, pagrindžiančių kaltinimus, nebuvo pateikta, vien šių etikečių ištarimo pakako, kad visuomenėje kiltų audringa reakcija ir žiaurumo banga, nukreipta prieš paženklintas grupes.
Šias paslėptas manipuliacinės technologijas antikultinėme judėjime pirmasis pradėjo naudoti Aleksandras Dvorkinas, nuo to laiko tai tapo įprasta informacinio terorizmo kūrimo praktika. Visų antikultinių organizacijų, įskaitant Racira ir Fekri, išpuoliai. Būtent šie metodai leidžia antikultams daryti įtaką žmonėms prieš jų valią, be to, nesvarbu, ar tai vyksta tiesiogiai per asmeninį kontaktą, ar nuotoliniu būdu per žiniasklaidos pranešimus. Įtakos galia išlieka nepakitusi, daugiau informacijos apie pačią technologiją ir šaltinį, iš kurio Dvorkinas ją gavo, pateiksime šiek tiek vėliau. Antikultinių organizacijų atstovai, siekdami įvykdyti tikrus teroro aktus, naudoja nešvarius manipuliacinio psichologinio poveikio masėms metodus. Dar visai neseniai buvo manoma, kad informaciniai ir psichologiniai teroro išpuoliai nėra tokie bauginantys kaip fiziniai, nes jie neva nieko tiesiogiai nenužudo, kaip kad bombos sprogimas. Tačiau iš tikrųjų informaciniai teroro išpuoliai yra kur kas pavojingesni ir destruktyvesni. Visų pirma dėl to, kad jie vykdomi slaptai, veikia pasąmonės lygmeniu, lengvai prasiskverbia pro sąmonės kritinio mąstymo barjerą ir užkrečia žmonės destruktyviais įsitikinimais, taip kurdami naujus teroristus. Tokių atakų poveikio spindulys yra daug didesnis nei fizinių, nes, veikdamos per informacinę erdvę, jos nėra ribojamos nei erdvės, nei laiko. Baisiausias šios situacijos aspektas yra tai, kad labai ilgai, iki pat šios dienos, daugybė tikrų teroristų liko nenubausti, tačiau nors jų taikomi poveikio pasąmonės gelmėms metodai gali likti nepastebėti masių, antikultinių organizacijų atstovų demonizavimas ir nepagristi kaltinimai žmonių grupėms, kurios yra stigmatizuojamos, bei sistemingas nekaltumo prezumpcijos pažeidinėjimas visuomet matomi. Jau vien dėl šio vieno veiksnio juos dabar galima lengvai nustatyti ir patraukti atsakomybėn pagal įstatymą už bendrininkavimą ir terorizmo vykdymą. Antikultūrinė įtaka teisėsaugos institucijų visuomeniai. Antikultūrinė veikla yra tik parengiamasis etapas tolesniam teisėsaugos ir saugumo pajėgų įsitraukimui į religinių grupių slopinimą. Šiuo tikslu, prisidengdami švietėjišką veiklą, antikultinių organizacijų nariai skaito paskaitas ir konsultuoja teisėsaugos institucijas, įskaitant policijos akademijas ir saugumo vadovybę, kur toliau skleidžia tas pačias žinias, kad sektantų nariai kelia grėsmę visuomeniai. Antikultistas Aleksandras Dvorkinas Čeliabinske vedė pamoką mokiniams, sektos vilioja žmonės apgaulę, informacijos slėpimu ir nesąžininga reklama, sektos yra pavojingos žmonėms, nes jos pavergia asmenybę ir paverčia žmogų paklusniu įrankiu sektos vadovų rankose. Tokia veikla ne tik nepriimtina, bet ir pavojinga, nes jie siekiama diegti radikalią ideologiją, saugumo pareigūnų nuomonę. Tai gali turėti toli siekiančių pasekmių visuomeniai ir visai valstybei. Keletas liudininkų pasakojimų padės atskleisti problemos rimtumą ir bus pavyzdys, ką gali teroristinė antikultinė propaganda šiuolaikinėme, civilizuotame 21 amžiuje. Anonimiškumo prašė Andrė iš Belgorodo. Prieš mus buvo imtasi veiksmų, pavyzdžiui, 2012 m. rudenį surengėme kongresą, teritoriją aptvėrė kazokai su bičiais, jie mušė būgnus, kvietė NTV televizijos kompaniją ir vietinę žiniasklaidą ir neigiamai vaizdavo mūsų veiklą. Jie šaukė mums, kad mes į jūs mėtysime granatas, o policija visiškai nereagavo į kai kuriuos veiksmus prieš Jehovos liudytojus. Jie vilkėjo marškinėlius su užrašu "Nekenčiu Jehovos liudytojų", man buvo tiesiogiai grasinama: ar nebijote, kad gausite smūgį į galvą ir visam gyvenimui tapsite neįgalus? Nuo 2010 m. padėtis tik blogėja. Mano brangieji, prašau, jei nešiojate savo tikėjimą, neškite jį taikiai ir geranoriškai, niekada niekam nesame smogę peiliu ir neketiname smogti. 2014 m. Stari Oskol buvo nužudytas pagyvenęs tikintysis, jie ėjo į susitikimą, įlipo į liftą ir buvo rasta su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis ir išbadytomis akimis. Vietos žiniasklaida rašė, kad ji priklausė vienam iš kultų, taip jie dažnai mus vadina, nusikaltėliai taip ir nebuvo surasti.
Mūsų seserį jos pačios daugiabutyje sumušė vyras ir tempė ją po pastatą. Prie mūsų karalystės salės Belgorode buvo padėti laidotuvių vainikai su užrašais, skirtais sargybos bokšto aukoms, o ant pastato sienų nupiešta svastikų. Manau, kad Jehovos liudytojų persekiojimą organizuoja FSB, jų nuomonė, Jehovos liudytojai netelpa į dabartinės Rusijos politinę sistemą, KGB 5 valdyba persekiojo disidentus. Šiandien tai yra FSB konstitucinis santvarkos apsaugos direktoratas. Tai politinė policija. Jehovos liudytojai atsisako karinės tarnybos ir neremia jokių politinių jėgų, kurios netitinka šiuolaikinės Rusijos ideologijos. Manau, kad Rusijos ortodoksų bažnyčia atlieka FSB jai priskirtą vaidmenį. Jei pažvelgtume į dabartinės RKR istoriją, ji buvo sukurta Stalino įsakymu 1943 m. Nuo to laiko ši religinė organizacija yra Valstybės saugumo komiteto, kuris dabar yra Rusijos FSB, struktūrinis padalinys. Patyrę policijos pareigūnai man sakė, kad nesupranta, kodėl yra verčiami persekioti žmonės dėl jų religijos. Vienas iš jų netgi teigė, kad prie dabartinės vyriausybės tapo gėda dirbti policijoje, nes policija sulaiko pagyvenusias moteris už tai, kad jos kalba apie Bibliją, sulaiko žmonės gatvėje dėl neaiškių priežasčių, įsilaužia į butus ir pen. Tai, kas šiandien vyksta su Jehovos liudytojais Rusijoje, gali nutikti bet kam, bet kuriam politiniam ar religiniam veikėjui. Religinis judėjimas, pavyzdžiui, baptistai, penkiasdešimtininkai arba autonominiai Rusijos stačiatikių bažnyčia. Jie jau patiria spaudimą ir jiems gresia pavojus. Plačios kovos su ekstremizmu įstatymų apibrėžtys leidžia persekioti bet kurį asmenį. Žinome, kad žmonės gali būti įkalinti už tai, kad ką nors perspausdino internete arba už paprastą pareiškimą, kuris laikomas ekstremistiniu, ir, pasitelkus įstatymą, tai įtvirtinti vadinamojoje teisinėje sistemoje. 2017 m. Dėl Dvorkino ir jo grupės narių lobizmo Jehovos liudytojai buvo paskelbti ekstremistinė organizacija, o jų veikla Rusijoje uždrausta. Nuo tada represijos prieš juos sustiprėjo ir tęsiasi iki šiol. Šios religinės organizacijos nariams gresia areštai, kratos ir baudžiamosios bylos, žiaurus elgesys ir net kankinimai. Kai kurie iš jų, įskaitant pagyvenusius žmonės ir pensininkus, už savo įsitikinimus ir religinę veiklą buvo nuteisti ilgam laikui įkalinimo kolonijose ir kalėjimuose. Rusijos Federacijos aukščiausiojo teismo redakcinė kolegija nustatė, kad Rusijos Federacijos aukščiausiojo teismo 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o religinės organizacijos Jehovos liudytojų administracinio centro Rusijoje apeliacinis skundas atmetamas. Sąžinės laisvė Rusijoje buvo nukryžiuota. Neabejoju, kad tai, kas nutiko Jehovos liudytojams, paveiks ir kitas denominacijas, kiek vėliau prasidės religiniai persekiojimai. Rusijoje bus sąžinės kalinių. Pati sąvoka, kultas, neabejotinai vartojama kaip stigma, kaip etiketė, kuria norima atstumti žmonės nuo Jehovos liudytojų, taip pat nuo kitų organizacijų, kurias kovotojai su sektomis ar kiti oponentai taip pat vadina sektomis. Jei vertintume antikultinio judėjimo indėlį į Jehovos liudytojų persekiojimą, manau, kad jo vaidmuo yra labai neigiamas ir jis daugiausia prisideda prie persekiojimų prieš taikius tikinčiuosius, kurie paprasčiausiai siekia patenkinti savo religinius poreikius, garantuojamus Rusijos Federacijos konstitucijos, teisę patenkinti savo religinius poreikius, įskaitant teisę kolektyviai išpažinti savo religiją. Tikintieji jau susiduria su persekiojimais, išpuoliais ir fiziniu smurtu tose vietose, kur anksčiau vykdavo susitikimai ir susirinkimai. Jie patiria vandalizmo aktus. Baiminamės, kad tai taps plačiai paplitusią problemą. Žmonės, kurie kalti tik dėl to, kad laikosi tam tikrų religinių įsitikinimų, taps visuomenės priešų taikiniais. Dėl Jehovos liudytojų organizacijos likvidavimo šiuo atžvilgiu neprieštarauju. Draudimas organizacijai yra neabejotinai naudingas. Pirmiausia, gatvėse nebematome Jehovos liudytojų, taigi ir žmonių. Žmonės yra apsaugoti nuo jų įkyrios propagandos ir verbavimo. Kalbėdamas apie Jehovos liudytojus, tikrai tikiuosi, kad eiliniai jų nariai bus bent jau nubausti administracinę tvarką. Suprantu, kad nesu teisininkas ir įstatymas yra įstatymas.
Jie užpylė man ant rankų vandens ir ėmė daužyti uodegą. Ta akimirka tai buvo pats skaudžiausias pojūtis. Mane, kaip ir kitus žmonės, nutrenkė elektra. Jie trenkė man į galvą, jie pataikė man į dešinės kūno pusės šonkaulius, jie uždėjo man ant galvos mėlyną plastikinį maišą, užtraukė jį ir aš pradėjau dūsti. Tuo metu, kai pradėjau dūsti, jie uždengė man burną ranką ir uždėjo elektrošoką ant sėdmenų. Manau, į tarpukojį, matyt, tai buvo elektrošokas, ir jie paleido elektros srovę. Kai mane tardė, matyt, kažkas vėl buvo atvestas į gretimą kambarį. Taigi viską aiškiai girdėjau, buvo girdėti elektros smūgiai ir šūviai. Kai kurie vardai, pavardės ir adresai. Pasakiau, kad su tyrėjų bendradarbiausiu tik dalyvaujant advokatui, tada jie uždėjo man ant veido kepurę ir nusivedė į mišką už stadiono. Štai kokios yra dehumanizacijos pasekmės. Visi šie žmonės yra tokie pat kaip jūs, skirtumas tik tas, kaip ir kuo jie tiki. Jie niekam nekenkia ir nepažeidžia niekieno teisių. Viskas, ką jie daro, tai išreiškia savo požiūrį į pasaulį ir gyvenimą kitaip. Vien dėl to iš jų viešai atimamas žmogiškumas. Jie yra šmeižiami, į juos nusitaiko visuomenė, teisėsaugos ir saugumo tarnybos, net kai kurie teisėsaugos pareigūnai, privalantys vykdyti įsakymus, supranta, kad tai absurdas. Jie gėdijasi vykdyti šiuos įsakymus, bet negali nepaklusti, dėl to paprasti žmonės, paženklinti antikultistų, kartu su savo šeimomis, vaikais ir artimaisiais patiria didžiulius sunkumus. Dabar kalbu apie piliečius, be abejo, pirmiausia uždraudus šį kultą jais pasirūpinama, tiesa, bet apie tai dar pakalbėsime. Šiuo metu, kai jie egzistuoja kažkur ten, mes juos matome tik internete, pasirodančius kai kuriuose naujienose, todėl jie, iš tikrųjų, mes. Jų nei matome, nei girdime būtent dėl to, kad vyksta persekiojimas, todėl dabar jie slepiasi, tyliai sėdi ir laukia, kuo viskas baigsis. Nes jei ne tai, juos matytumėte visur, dabar. Negaliu nepaisyti prezidento V. Putino 2018 m. gruodžio 11 d. pasakytų žodžių ir turėtume elgtis vienodai su visų religijų atstovais. Neturėtume religinių bendruomenių atstovų priskirti prie destruktyvių, žinoma, nekalbant apie teroristinės organizacijas, tai visiška nesąmonė, Jehovos liudytojai taip pat yra krikščionys. Nesuprantu, kodėl jie turėtų būti persekiojami, tad už ką mes juos persekiojame. Nesutinku su prezidentu Putinu, kad Jehovos liudytojai yra krikščionys, jie nėra krikščionys, krikščionys yra tikintys dieviškumu, Kristumi. Nors Jehovos liudytojai netiki Kristaus dieviškumu, jie yra jehovistai, pagrindinis jų dievas, kuriuo jie tiki, yra Jehova, taigi pagal taisyklės jie turėtų būti vadinami jehovistais. Tačiau jie neneigia Kristaus. Tačiau jie nelaiko jo dievaičių, musulmonai taip pat neneigia Kristaus, bet nelaiko jo dievu, musulmonai nėra krikščionys, taigi tai. Musulmonai leidžiami, bet jehovistai draudžiami. Musulmonams ne, bet jehovistams draudžiama, aš laikausi tokios pozicijos. Kodėl teisėsaugos pareigūnai, kurie turėtų saugoti žmones, laikytis įstatymų ir užtikrinti demokratinės teisės, atvirai demonstruoja neapykantą nekaltiems žmonėms, juos įžeidinėja ir sunkiai fiziškai žaloja? Nes, kaip ir nacizmo laikais, judėjimo prieš kultą lyderiai šiems teisėsaugos ir saugumo darbuotojams taikė propagandą, sąmoningai iškreipdami jų mąstymą, primesdami priešo įvaizdį ir manipuliuodami jų suvokimu. Naujasis prezidento dekretas keičia padėtį, mes neatsisakome savo buvimo misijos, kuri pasirodė esanti labai veiksminga misijų darbe, tačiau dabar, pagal naująją strategiją, veiksime atviriau, nebijodami išorinio persekiojimo, kurio, turiu pripažinti, pasitaiko. Valdžios struktūrose yra žmonių, kuriems mūsų veikla atrodo erzinanti ir nepriimtina. Dabar toks požiūris į mus ir mūsų darbą bus laikomas pasipriešinimu prezidento dekretui. Jau daug metų bendradarbiauju su teisėsaugos ir karinėmis institucijomis, skaitau paskaitas jų darbuotojams apie šiuolaikinio kultūrizmo esmę, kuri visuomenėje yra menkai suprantama. Taip yra nepaisant to, kad bažnyčia labai daug dėmesio skiria kovai su sektantais, aš pats su šia problema susiduriu jau 30 metų. Savo pranešimuose turiu daug ką paaiškinti kadetams, teisėsaugos pareigūnams ir kariškiams, naująjį prezidento dekretą vadinu tikrą dovaną mums, stačiatikių misionieriams.
Skyriuje laukiami šios strategijos įgyvendinimo rezultatai. Teigiama, kad ši strategija turėtų padėti stabilizuoti socialinę ir politinę padėtį mūsų šalyje, taip pat dvasinę ir pilietinę Rusijos federacijos tautų vienybę, be kita ko, per Rusijos stačiatikių bažnyčios veiklą ir plačią stačiatikių misiją, šviečiančią ir ugdančią visas tautas. Atsiremkite kojomis į grindis, žemyn. Žmogaus teisų centro Memorial duomenimis, nuo šių metų balandžio mėnesio Rusijoje persekiojami mažiausiai 635 Jehovos liudytojai, o 568 asmenims pateikti baudžiamieji kaltinimai. Tikėjausi, kad jis išeis valandai ar dviem, tačiau vakare supratau, kad jis negrįš nei šiandien, nei galbūt net rytoj. Kelias naktis negalėjau užmigti, man buvo baisu, kai atėjo vakaras. Mūsų šeimos gyvenimas ėmė skirstytis į prieš ir po jausmų, kuriuos patyrėme tą vakarą. Pažeminimas, moralinis ir fizinis smurtas ir dar daugiau. Bet kai kovotojai su maskuojančiais drabužiais taip įsiveržia pas senus, silpnus žmonės, tai mane šokiruoja. Pagalvokite apie tai, teisėsaugos pareigūnai, davę priesaiką ir privalantis ginti savo šalies piliečius, puola taikius nepagrįstai įvardytos, į kampą įspraustos ir diskredituotos organizacijos narius. Jie nebelaiko šių asmenų piliečiais ar net žmonėmis, o tik paguoda prastesnėmis būtybėmis, nes antikultistai juos paženklino geltona žvaigždė už tai, kad jie kitaip tiki į Dievą. Tokius nacistinius metodus taiko antikultinės organizacijos, pirmiausia sektos etiketę klijuoja antikultininkai, o tada valstybė suteikia ekstremizmo statusą. Šiuos metodus antikultūrininkai sėkmingai naudoja ne tik Rusijoje, bet ir Europoje bei visame pasaulyje. Pats antikultinių organizacijų egzistavimas pažeidžia vieną pagrindinių žmogaus teisių sąžinės ir religijos laisvę - atimti iš žmogaus galimybę tikėti tuo, ką jis pasirenka, reiškia atimti iš jo pagrindinį poreikį, panašų į maisto ar gėrimo poreikį. Tarsi jums būtų uždrausta valgyti duoną, nes būrys radikalių ekstremistų nusprendė, kad jūs net nesate žmogus, jei nesate laikomas žmogumi, negalite taip ir elgtis. Tai reiškia, kad nenusipelnėte humaniško elgesio ir negalite turėti žmogaus teisių ir laisvių, kad suprastumėte, ką jaučia šie žmonės, antikultininkų vadinami sektantų nariais ir nebesaugomi įstatymo. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, kad esate namuose ir sėdite prie vakarienės stalo, tarkime, turite įprotį valgyti duoną tam tikrų būdų, galbūt jums labiau patinka atskirti plutą nuo trupinių ir valgyti juos atskirai. Jūs tiesiog valgote duoną kitaip nei dauguma žmonių. Dabar dėl to policija jėga įsiveržia į jūsų namus, apverčia jūsų asmeninius daiktus aukštyn kojomis, suvedina jūsų turtą, išgąsdina jūsų vaikus, suvalgo jūs ir suima. Kaip jaustumėtės tokioje situacijoje? Būtent taip šiandien jaučiasi tie, į kuriuos nukreipti antikultistai. Ką blogo padarė šie žmonės? Jie nesibrovė į kitų namus, nepažeidinėjo įstatymų ir niekam neprimetinėjo savo įsitikinimų. Kitaip nei kai kuriuose šalyse, kur vyraujanti religija yra primetama, jie nepažeidė kitų teisių, jie tiesiog kitaip valgė duoną, nes tai jiems labiau tiko, bet kažkam tai nepatiko, todėl iš jų buvo atimtas žmogiškumas. Jehovos liudytojų persekiojimą Rusijoje plačiai pasmerkė ir plačioji visuomenė Rusijoje ir tarptautiniu mastu žmogaus teisių organizacijų atstovai ir įvairių šalių pareigūnai. Europos žmogaus teisių teismas, EŽTT, nusprendė, kad Jehovos liudytojų persekiojimas Rusijoje pažeidžiamos žmogaus teisės, tačiau persekiojimas tęsiasi iki šiol, o neapykantos ir informacinio terorizmo kurstytojai, tokie kaip Aleksandras Dvorkinas ir jo bendraminčiai, nebuvo atsiskaityta ar gauta bausmė, kurios jie nusipelnė. Apkaltinti dehumanizaciją neigti asmenų, priklausančių bet kuriai religiniai ar ideologiniai grupiai, statusą, kaip žmonės, yra veikla, kuria siekiama paneigti žmogaus teisės ir kuri kvalifikuojama kaip terorizmo veiksmai, metodai ir praktika.
Antikultinių organizacijų lyderių, tokių kaip Fekris ir Raciras, pozicija, kad vadinamųjų kultų nariai arba sektomis nelaikomos žmonių tiesiogiai pažeidžia jų teises. Žmonėms teisinį veiksnumą, kuris garantuoja, kad kiekvienas asmuo laikomas asmeniu, turinčių teises. Savo pareiškimais ir veiksmais, antikultinių organizacijų atstovai neigia pliuralizmo principus, kurie yra vienas svarbiausių demokratijos ramsčių, todėl pagal rezoliucijoje pateiktą apibrėžtį. Priimta JT Generalinėje asamblėjoje 2023 m. Birželio 22 d. Ši veikla laikoma terorizmu. Mem. Priimtas ir įsigaliojo papildomas sprendimas dėl likvidavimo dėl ekstremistinės veiklos. Jie prikišo jam prie kaktos automatą, pastumė jį atgal ir ėmė šaukti: kur šeima, kur yra jūsų šeima? Kuo esate sulaikytas? Dėl mano tikėjimo į Deivę. Pakelkite galvą, žiūrėkite čia. Kokią literatūrą jie rado jūsų namuose? Biblija kita krikščioniška knyga. Įsigandau. Nusikalstama antstolio schema. Kulto teroristai, tad apibendrinkime tipišką teroristinių veiksmų, nukreiptų prieš taikinį, schema, kurią naudoja judėjimas prieš kultą. Grupė atlieka visuotinai tikslius veiksmus. Pradedama nuo grupės pavadinimo. Kultas arba sekta. Tęsia. Visuomenės nuomonės apie grupę stigmatizavimas, kaltinimų ir baudžiamųjų bylų fabrikavimas ir baigėsi tikslinės grupės narių diskriminacija, persekiojimas ir fizinio smurto naudojimas iki žmogžudysčių. Remiantis šiuo modeliu, antikulto teroristai gali persekioti absoliučiai bet kokią žmonių grupę, tiek religinę, tiek pasaulietinę. Tai nesvarbu, svarbiausi žingsniai yra etikečių klijavimas ir žiniasklaidos kampanijos, kuria siekiama diskredituoti auką žiniasklaidoje. Inicijavimas, kai tai bus pasiekta, likusių žingsnių įgyvendinimas yra tik laiko klausimas. Organizuodamas persekiojimą prieš tikslinės grupės, antikultūrinių judėjimų nariai ir jų bendrininkai dalyvauja įvairiose nusikalstamose schemose. Tokias nusikalstamas schemas įgyvendina plintantis ir įgyvendinamas judėjimas prieš kultą, ekstremistinė ideologija, kurstanti konfliktus religiniu pagrindu, provokacijos prieš religinių organizacijų narius, grindžiamos religinė neapykanta, arba komerciniai interesai, įskaitant naudojimąsi neoficialiais ryšiais. Teisės saugos ir kitos vyriausybinės institucijos fabrikuoja administracinės ir baudžiamosios bylos prieš religinės organizacijas ir jų narius dėl korupcinių ryšių. Manipuliavimas, teisminiai egzaminai dėl religinių asociacijų rengia klaidingus. Teismo proceso liudytojai sukčiavimo viešojo finansavimo srityje. Dalyvavimas nesąžiningoje veikloje. Antikultinių organizacijų vadovus ir narius teismai nekartą pripažino kaltais dėl žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų, sukaupta daug faktų ir bylų,
kuriuose Europos teismai Vokietijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, Kanadoje, Šveicarijoje ir Austrijoje pripažino su FECRUS tinklu susijusių organizacijų dalyvius kaltais dėl daugelio nusikaltimų, įskaitant šmeižtą, diskriminaciją ir neteisėtą laisvės apribojimą. Dėl padarytų pažeidimų religinės grupės ir jų nariai patyrė didelių pasekmių, įskaitant socialinę ostrakizaciją, atleidimą iš darbo, atsisakymą įdarbinti ir atlikti medicininę apžiūrą, vaikų mokymosi problemas ir kitas problemas. Tačiau, nepaisant akivaizdžių įstatymų pažeidimų, antikultinės organizacijos ir toliau veikia, gauna valstybės finansavimą ir vykdo antidemokratinę bei nežmonišką nusikalstamą veiklą. Antikultinių organizacijų veikla ir retorika pažeidžia visuotinai pripažintas žmogaus teisės ir laisvės, kurias saugo tarptautinė teisė ir kurios įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose. Pavyzdžiui, Visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, Europos žmogaus teisų konvencijoje, taip pat įvairių šalių konstitucijose ir nacionaliniuose įstatymuose, ypač teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę, teisė į žodžio laisvę, teisė į vienodą apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos, teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą, teisę į nekaltumo prezumpciją, teisę būti laikomam nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymas ir t. Judėjimo prieš kultą atstovai pažeidžia šias tarptautinės teisės normas. Seidena. M. Antikultinės organizacijos savo veikla visiškai paneigia milijonų žmonių teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę, į tikėjimo laisvę ir laisvą jos išraišką, kurios yra visuotinai pripažintos demokratinės vertybės. Tačiau kaltinti juos tik tuo tai tas pats, kas skirti baudą teroristui, kuris šturmavo pastatą ir šaudė į žmones vien už tai, kad netinkamai pastatė savo kardinolą. Už tai, visi antikultinių organizacijų nariai ir jų bendrininkai turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tyčinę teroristinę veiklą, jų įstatuose. Antikultinės organizacijos skelbia kilnią misiją kovoti su potencialiai pavojingais, destruktyviais religiniais judėjimais ir apsaugoti nuo jų visuomenę, tačiau tikrieji jų tikslai gerokai skiriasi nuo deklaruojamų. Kaltindami nekaltus žmonės galimų pavojumi, jie iš tikrųjų padaro daugybę baisių nusikaltimų. Jei tikrasis antikultinių organizacijų tikslas iš tiesų būtų apsaugoti piliečius, jos nepažeidinėtų jų teisių ir nenaudotų neteisėtų metodų bei informacinio terorizmo. Užuot skleidę religinę nesantaiką visuomenėje, jie kreiptųsi į valstybės institucijas su prašymais ištirti konkrečią organizaciją, laikydamiesi nekaltumo prezumpcijos principo. Tik tuo atveju, jei įstatymo pažeidimas būtų nustatytas atlikus teisėtą tyrimą ir būtų priimtas teismo nuosprendis, jie galėtų vykdyti švietėjišką veiklą, informuodami visuomenę apie galimus konkrečių religinių judėjimų pavojus. Ir tik po teismo sprendimo žiniasklaidos atstovai turėtų teisę skleisti šią informaciją kaltinamajame kontekste. Be įrodymų ir teismo sprendimo niekas neturi teisės nieko kaltinti, viešai skelbti nepagristus pareiškimus ir griauti kieno nors gyvenimą.
Žmonės, kurie išpažįsta tam tikrą tikėjimą, naudojasi savo demokratinėmis teisėmis, nekaltumo prezumpcija, žodžio laisvė, taikių susirinkimų laisvė, religijos laisvė ir nuomonių pluralizmas yra demokratijos pagrindas. Šių teisių užtikrinimas yra tikras visuomenės žmonių rūpestis, tačiau antikultininkai to nesiekia, jų tikslai slypi kitur, be to, jie nesuinteresuoti, kad įgaliotos institucijos ištirtų jų tikslus ir greitai juos uždarytų. Teisiniu požiūriu, jei jie bus pripažinti kaltais, jiems reikia ilgalaikio demonstratyvaus susidorojimo su nekaltais žmonėmis, jų tikslas įvaryti baimę masėms ir paveikti valdžios institucijas, išprovokuoti socialinių ir religinių grupių persekiojimą ir represijas, surengti viešą egzekuciją. Tai tikras informacinio terorizmo aktas. Kiekvienas antikultūrinės kovos su kitaminčiais atvejis yra teroristinis aktas, o kiekviena jų geltona žvaigždė žymi teroristinio išpuolio pradžią. Kaip jau minėjau, bet kokį teroro aktą apibrėžia jo tikslas, antikultistų vykdomas nekaltų žmonių persekiojimas daro dvigubą žalą. Pirma, nukentėjusioms aukoms ir antra, nenorintiems tapti tokių veiksmų liudininkais, kurie jaučiasi bejėgiai prieš tokią neteisybę. Kiekvieną tokį veiksmą lydi aiškus pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimai. Ką piliečiai mato tokiais atvejais? Jie mato, kad jų šalyje įstatymai neveikia, kad jų teisės ir laisvės šiurkščiai pažeidžiamos, o valdžios institucijos į tai žiūri pro pirštus. Jie mato, kad tie, kurie turėtų juos ginti, stojo priešo pusėn ir puola juos. Jie supranta, kad geltonąją žvaigždutę gali būti pažymėtas bet kas, įskaitant juos pačius. Tokia padėtis mažina pasitikėjimą valdžios institucijomis, kelia socialinę įtampą ir didina gyventojų nepasitenkinimą. Rezultatas susiskaldžiusi visuomenė, kupina neapykantos ir baimės, pasirengusi bet kurią akimirką sprogti ir išreikšti savo nepasitenkinimą. Tai savo ruoštų sudaro sąlygas staigiam revoliucinių nuotaikų ar tarp religinių konfliktų pakilimui. Todėl antikultinių organizacijų veiksmai turi būti klasifikuojami tik kaip teroristinė veikla. O tai iš tikrųjų yra teroristinė veikla. Kas tai yra? Ar tai religiniai nesutarimai, politika, kažkokia šiuolaikinė tendencija, tai neaišku. Tai mėginimas ištiesinti visas, taip sakant, netiesias linijas, viskas, kas nėra mūsų, yra mūsų, kas ne su mumis, tas prieš mus. Viskas, kas nėra mūsų, yra priešiška. Šiame pamažu riedančiame represinėme rate nematau nieko racionalaus. Nes tai nedidina valdžios reitingo, nedidina pasitikėjimo valdžia. Tai nieko nepagerina, tai niekuo neprisideda, išskyrus tai, kad didina bendrą agresyvumą ir bendrą susierzinimą, nes bet koks valdžios žiaurumas didina visuomenės žiaurumo lygį. Tiesą sakant, taip būna visada, didėja bendras žiaurumo laipsnis, be to, nematau jokių kitų pasekmių, ir, žinoma, manau, kad tai sukelia žmonių susierzinimą. Dėl to jie tampa nepakantus vieni kitiems, valdžiai, aplinkiniam pasauliui, viskam ir visiems. Šiuo atžvilgiu norėčiau dar kartą pabrėžti, kad informaciniuose teroro aktuose, kuriuos vykdo antikultiniai teroristai, pagrindinis vaidmuo tenka žiniasklaidai, tiksliau, kai kuriems nesąžiningiems ir nesąžiningiems jos atstovams. Jų pastangomis demonizuojami ir šmeižiami nekalti žmonės, tie patys asmenys, žurnalistai ir redaktoriai, skleidžia neapykantą kurstančius antikultinių organizacijų pareiškimus ir destruktyvius pranešimus. Taip jie ne tik formuoja viešąją nuomonę, bet ir išprovokuoja agresiją bei konfliktus religiniu pagrindu, kiekvieną sąmoningo religinių grupių persekiojimo etapą nuo etikečių klijavimo iki visiško slopinimo remia propaganda žiniasklaidoje. Šiomis informacinėmis kampanijomis siekiama pateisinti nusikalstamus veiksmus ir pritarti tikslinės organizacijos persekiojimui, kuris yra nepriimtinas net ir po to, kai nukentėjusioji organizacija nustoja veikti. Ar dar blogiau, kai jos nariai susiduria su žiauriu fiziniu smurtu, įskaitant mirtinus incidentus, žiniasklaidos atstovai ir toliau tvirtina, kad toks rezultatas yra neišvengiamas, būtinas ir teisingas.
Iš tikrųjų šie žiniasklaidos atstovai yra informacinio terorizmo vykdytojai ir dažnai tiesioginių teroro aktų kurstytojai. Nuo jų rankos nukentėjo daugybė žmonių ir daugelis kenčia iki šiol. Dėl jų pastangų daugelis žmonių patyrė kankinimus, prarado sveikatą ir prarado tikėjimą ateitimi, todėl pagal įstatymą visi žurnalistai, redaktoriai, leidėjai ir žiniasklaidos darbuotojai, kurie padėjo antikultininkams, turėtų atsakyti už nusikaltimus, susijusius su teroristinė veikla. Kiekviena tokia publikacija pažeidžia piliečių pagrindinės teisės ir laisvės, kurias garantuoja Konstitucija ir tarptautinės teisės normos. Žiniasklaidos atstovai, vykdydami informacinio terorizmo veiksmus, pakerta demokratijos pagrindus ir veiksmingai veikia prieš savo tautą ir šalį. O tai, vykstant nepaskelbtam slaptam karui, yra laisvojo pasaulio priešo žaidimas ir kolaboravimas. Dalyvaudami teroristinių antikultinių grupių nusikalstamoje schemoje, veikdami sąmoningai ir sąmokslę, šie asmenys vykdo išdavystę. Pavyzdys, kaip per žiniasklaidą stigmatizuojamos organizacijos įvaizdis gali būti toliau naudojamas antikultūrininkų siekiant destabilizuoti šalį. Yra kaltė dėl asociacijų, antikultinės grupės sąmoningai sieja politikus ar valdžios atstovus su susikompromitavusiomis organizacijomis, taip sumažindamos jų reitingus ir sumenkindamos jų reputaciją visuomenės akyse. Galiausiai tai gali lemti šių politikų pašalinimą iš politinės arenos. Šalyse, kuriuose antikultūrininkai turi didelę įtaką, jų veikla kenkia valstybei ir ją destabilizuoja, tokie veiksmai naudingi priešui, paslėptoms antikultūrinėms jėgoms, nes jie padeda siekti jų strateginių tikslų, naikinti demokratinius įstatymus ir kurti sąlygas totalitarizmui. Taigi žiniasklaidos atstovai, kaip ir visi šios nusikalstamos schemos dalyviai, yra visiškai atsakingi už savo veiksmus, antikultinio judėjimo atstovai, už jų stovintys asmenys ir visi, kurie jiems talkino, yra vienodai kalti dėl įvairių nusikaltimų ir turi atsakyti pagal įstatymą. Antikultinių organizacijų veikla sėja paniką visuomenėje, kursto nesantaiką, kuria baimės ir netikrumo atmosferą, kenkia viešai tvarkai ir stabilumui, kelia grėsmę valstybių suverenumui ir teritoriniam vientisumui bei jų piliečių apsaugai. Išorinės ir vidinės grėsmės. Ši destabilizuojanti veikla kelia tiesioginę grėsmę valstybių suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir saugumui, o tai pagal 2023 m. Birželio 22 d. JT rezoliucija laikoma terorizmu. Gerai žinoma, kad kuo daugiau religijų ir nuomonių laisvių egzistuoja valstybėje, tuo ji tampa stabilesnė ir demokratiškesnė, žmonės jaučiasi laisvesni ir drąsesni. Jie pasirengia ginti savo šalį, tarnauti jai ir prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Nuomonių pluralizmas užtikrina saugumą ir stabilumą, nes neleidžia sutelkti valdžios vienose rankose. Būtent todėl į JAV konstituciją buvo įtraukta pirmoji pataisa, tačiau antikultinių organizacijų veiksmai kelia grėsmę šiai įvairoviai ir kelia pavojų pačioms valstybėms, nes provokuoja demokratinės sistemos destabilizaciją, kuri pagal tarptautinius aktus taip pat yra terorizmo forma. Tokių teroro aktų ilgalaikis pobūdis ir slaptų, manipuliacinių technologijų naudojimas padarė jų vykdymą nepastebimą, ilgą laiką tai apsunkino jų organizatorių kaltės įrodinėjimą. Tačiau dabar atėjo laikas, kai visi su tokiais veiksmais susiję asmenys, antikultinių organizacijų atstovai, žiniasklaida, teisėsauga, saugumo pajėgos, persekiojimo, kratų, areštų, suklastotų teismo procesų vykdytojai. Taip pat politikai ir atskiri pareigūnai turi būti nustatyti, patraukti atsakomybėn ir nubausti pagal visus įstatymus už išdavikišką tarptautinio teroristų tinklo kūrimą, bendrininkavimą teroristinėje veikloje ir sistemingą teroro aktų vykdymą.
kaltinti antikultinių organizacijų veiklą kaip naują, pavojingą terorizmo formą, todėl pasaulio bendruomenė turi pripažinti tarptautinį judėjimo prieš kultą tinklą teroristinių organizacijų tinklu. 2023 m. Birželio 22 JT rezoliucijoje tai aiškiai nustatyta pateikiant išsamią terorizmo apibrėžtį. Terorizmas tai veikla, kuria siekiama paneigti žmogaus teises, pagrindinės laisvės ir demokratiją. Taip pat veiksmai, trukdantys naudotis politinėmis, pilietinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą. Kitaip tariant, tai veiksmai ar praktika, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kenkia pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms bei demokratijos principams arba juos pažeidžia. Kaip ginti savo teisės ir laisves? Visuomenė turi būti informuota apie galimus informacinio terorizmo pavojus ir turėti reikiamų žinių, kad galėtų atpažinti jį kasdienėme naujienų ir informacijos sraute iš socialinės žiniasklaidos ir kitų žiniasklaidos platformų. Dabar kiekvienas pilietis, žinantis informacinio terorizmo požymius, gali imtis aktyvių veiksmų, kad užkirstų jam kelią, tarkime, kad savo šalies žiniasklaidoje aptikote informacinio terorizmo atvejų. Tokiu atveju turite teisę ir pareigą kreiptis į generalinį prokurorą ir reikalauti, kad būtų atliktas atitinkamas tyrimas ir imtasi priemonių grupės veiklai sustabdyti, kad kompetentingos institucijos nedelsdamos imtųsi priemonių teroro akto faktui viešai nustatyti arba jį paneigti tinkamais įrodymais. Vadovaudamasis teisinės valstybės ir demokratijos principais, generalinis prokuroras privalo viešai atsiskaityti už atliktą darbą per nustatytą laikotarpį, tarkime, kad informacinio teroro akto faktas pasitvirtino. Tokiu atveju žmonės turėtų būti informuojami apie jos tikslus, uždavinius ir padarytos žalos mastą, kad būtų sumažintos neigiamos išpuolio pasekmės. Kadangi informaciniai teroro aktai vykdomi viešojoje erdvėje, kuo greičiau visuomenė į juos sureaguos ir kuo greičiau kompetentingos institucijos imsis priemonių jiems neutralizuoti ir atsakingiems asmenims patraukti atsakomybėn, tuo mažiau žalos šie teroro aktai padarys visai visuomeniai. Ir priešingai, tarkime, kad įvyksta informacinis teroro aktas, o visuomenė ir teisėsaugos institucijos jį ignoruoja, tokiu atveju teroro aktas pasiekia savo tikslus, o griaunamosios pasekmės piliečiams ir visai šaliai labai sustiprėja. Todėl visuomenė turi stebėti informacijos lauko vientisumą ir nedelsdama pranešti apie bet kokius žiniasklaidoje aptiktus informacinius teroro aktus, o atitinkamos institucijos turi greitai reaguoti į piliečių pranešimus. Jei piliečiams paprašius atlikti informacinio terorizmo akto tyrimą, generalinis prokuroras nepateikė viešos ataskaitos apie atliktą darbą, neatskleidžia tyrimo rezultatų ir nesijima priemonių informacinį terorizmą vykdančių asmenų veiklai sustabdyti per teisės aktais nustatytą terminą. Tai turėtų kelti pagrįstų abejonių dėl jų kompetencijos. Tai, kad generalinis prokuroras nesijėmė aktyvių priemonių, gali būti vertinama kaip galimas bendrininkavimas nusikalstamoje veikloje arba sąmoningas padėjimas nusikaltėliams. Tokiu atveju piliečiai turi teisinę teisę inicijuoti generalinio prokuroro nušalinimo nuo pareigų už veiksmus, prieštaraujančius žmonių ir valstybės interesams, procedūrą. Be to, jei generalinis prokuroras, eidamas savo pareigas, leidžia vykdyti informacinius teroro aktus ir leidžia nusikaltėliams likti nenubaustiems, jis pats turėtų būti traukiamas atsakomybėn pagal įstatymą už pagalbą terorizmui ir dalyvavimą teroristų tinklo veikloje. Terorizmą palaikantis asmuo, einantis svarbias pareigas vyriausybėje, kelia rimtą grėsmę nacionaliniam saugumui ir teisėsaugos sistemos stabilumui. Todėl, jei generalinis prokuroras nevykdo savo pareigų ginti žmonių teisės ir laisvės, bet kuris pilietis turi teisę kreiptis į aukštesnės institucijas, atsakingas už generalinio prokuroro paskirimą jūsų šalyje, ir prašyti, kad jis būtų taikiai ir teisėtai atšauktas iš pareigų. Kaip piliečiai taip pat turite suprasti savo atsakomybę. Jei esate bet kokio terorizmo liudininkas ir nusprendžiate tylėti, taip pat tampate nusikaltimo bendrininku.
Tyla tokiomis aplinkybėmis gali būti laikoma nusikalstamų neveikimu. Jei matote, kaip kėsinamasi į jūsų teisės ir laisvės, kėsinamasi į demokratiją, netylėkite. Informuokite kompetentingas institucijas, juk tokio teroro akto pasekmės pirmiausia palies jūs, atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius, kurie aiškiai parodė, kokią didelę įtaką pasauliui gali turėti informacija. Slėpti informacinį terorizmą yra tas pats, kas atimti iš savęs ir savo vaikų ateitį. Todėl, jei savo šalies žiniasklaidoje susidurėte su informaciniais teroristiniais aktais, praneškite apie juos ir reikalaukite, kad šių informacinių teroristų veikla būtų sustabdyta. Apsaugokite savo teisės ir užtikrinkite saugią ateitį savo ir savo vaikams. Demokratinėme pasaulyje antikultinės organizacijos apskritai neturėtų egzistuoti, nes jų esmė prieštarauja demokratijai ir nuomonių pliuralizmui, kuriuo grindžiama laisva valstybė, kuriama lygi demokratinė visuomenė. Nepaisant to, ši nusikalstama tarptautinė teroristinė grupuotė ne tik egzistuoja, bet ir atvirai, matant visai pasaulio bendruomeniai, užsiima nežmoniška veikla ir kelia realų pavojų visuomeniai. Galite paklausti, kodėl antikultas organizacijos buvo patrauktos atsakomybėn už savo veiksmus, ir kodėl jie vis dar egzistuoja, nes daugelį metų šis tarptautinis teroristas grupė veikė šešėlyje, naudodamasi sudėtingomis manipuliavimo būdai informaciniams teroro aktams vykdyti. Prireikė 30 metų stebėti jų veiklą ir 10 metų tyrimo, kad būtų atskleistos jų priemonės ir metodai bei nustatyti tikrieji tikslai. Iš pateiktų faktų aiškiai matyti, kad antikultiniai judėjimai yra viso laisvojo pasaulio priešo įrankiai, skirti slaptiems teroro aktams informacinėje erdvėje vykdyti. Visuotinis planas, kaip visiškai užvaldyti valdžią. Šiame kontekste antikultinės organizacijos yra tik viena iš panašių organizacijų, naudojančių tuos pačius metodus ir vadovaujamų paslėptos šešėlinės jėgos, ideologinio vadovo, tinklo atšakų. Visi šio tinklo nariai yra naujos pasaulio netvarkos kūrėjai. Jų tikslas destabilizuoti visuomenę visais aspektais – politinės, socialinės, kultūrinės, ideologinės, religinės ir kitos, todėl destruktoriai, tokie kaip antikultūrininkai, yra daugelyje visuomeninės veiklos sričių ir užima įvairius socialinės hierarchijos lygmenis. Jiems nerūpi, į ką jie taikosi ir dėl kokios priežasties, pagrindinis tikslas persekioti nekaltus žmones, o tai leidžia jiems kurti informacinius teroristinius aktus, kuriais siekiama paveikti mases. Jiems nesvarbu, kas turi valdžią, jie pakenks bet kokiai valdžiai, galutinis jų veiklos tikslas visuotinai organizuoti masinius neramumus, pilietinį karą ir visišką demokratijos žlugimą. Kiekvienas iš jų atlieka savo vaidmenį vieningame priešo plane, kuriuo siekiama sunaikinti demokratiją ir įtvirtinti totalitarizmą, todėl jie įtraukia į savo tinklą visus tokius pat apgaulingus ir nesažiningus kaip ir jie patys asmenis, kurie gali padėti siekti jų tikslų. Jie siekia išplėsti savo įtaką visame pasaulyje, kai kuriuose šalyse jie jau įsiskverbė į vyriausybę, kitose šalyse jie atvirai daro įtaką teisės aktams. Kai kur jos netgi gauna finansavimą iš valstybės, taip pat yra šalis, iš kurio ši žalinga įtaka plinta visame pasaulyje. Šioje šalyje ši šešėlinė jėga jau kontroliuoja vyriausybę ir yra tikroji valdžia. Savo veiksmais visa ši tarptautinė teroristų grupė kuria naują pasaulio tvarką, kuriai vadovauja slaptas priešas. Priešas, kuris šiuo metu atgaivina nacizmo palikimą nauja, dar klastingesnė forma, kad būtų patogiau ir suprantamiau, pavadinkime šią naują nacizmo formą globaliniu antikultizmu. Po to atsirado vieningo tinklo atšaka, kurios pavyzdžių tapo įmanoma ištirti paslėpto priešo metodus ir schemas per daugelį metų trukusį jo veiklos tyrimą, stebėjimą ir studijavimą. Žmonija pirmą kartą susiduria su tokia grėsme, nes dabar vyksta karas, tai yra slaptas, nepaskelbtas karas, apėmęs visą žmoniją.
Trečiasis skyrius - antiokultizmas kaip nauja nacizmo forma. Aš ne šiaip savo teigiu, kad priešas atgaivina nacizmą naują formą. Aš taip pat neatsitiktinai nelyginu nacių ir antikultūrininkų metodų. Faktas tas, kad jūsų priešui nacizmas yra labai artima savoka, kur yra trečiasis reichas. Šiuolaikiniai kovotojai prieš kultą randa savo šaknis. Norint suprasti visą įvykių grandinę, būtina žinoti, kad Hitleris ir nacizmas apskritai labai rėmėsi protestantų bažnyčia ir to meto antikultiniais judėjimais. Martynas Liuteris, protestantizmo įkūrėjas, garsėjo radikaliomis pažiūromis. Jis aktyviai kovojo su kitomis krikščioniškomis konfesijomis ir religiniais judėjimais, reikalaudamas mirties bausmės piliečiams, kurie tikėjimą į Kristų suprato kitaip nei jis. Be to, Martynas Liuteris buvo karštas antisemitas. Jis pareiškė, kad žydai yra vokiečių tautos nelaimė, pasisakė už jų sinagogų ir mokyklų deginimą vardan viešpaties ir krikščionybės ir teigė, kad jei jam reikėtų pakrikštyti žydą, jis nuvestų jį prie tilto, pririštų jam ant kaklo akmenį ir įstumtų į vandenį. Šios radikalios Martyno Liuterio pažiūros, tapusios protestantizmo pagrindu, vėliau prisidėjo prie nacizmo augimo ir plitimo. Hitleris žavėjosi Liuteriu ir vadino jį didžiausiu vokiečių genijumi, o protestantų dvasininkai savo ruožtu ėmė remti Hitlerio idėjas. Už nacizmo plitimą tarp vokiečių tikinčiųjų daugiausia atsakingi Vokietijos teritorijoje antikultizmu užsikrėtę vokiečių protestantų pastoriai. Hitlerio ideologijos iškilimas ir vystimasis, be kita ko, rėmėsi protestantų ir katalikų religijomis. Vėliau ateistams net buvo uždrausta stoti į SSD. Taigi, Hitlerio šalininkas paprastai buvo pamaldus protestantas arba katalikas. 1932 m. Hitlerio partija NSDAP surinko 60%. Balsų tarp protestantų pastorių parama siekė nuo 90% iki 100% mažose protestantų bendruomenėse, ypač Bavarijoje. Istorikai teigia, kad Trečiasis reichas Bavarijoje prasidėjo dar 1932 m. Jau 1921 m. protestantų bažnyčioje buvo įkurtas apologetinis centras, šiuolaikinių antikultinių organizacijų prototipas. Oficialiai apologetinis centras turėjo stebėti kitų religinių judėjimų veiklą ir apie ją informuoti protestantų bažnyčios bendruomenę. Iš tikrųjų, apologetinis centras pradėjo rinkti duomenis apie įvairius kultus, judėjimus, ratelius ir kitas asociacijas. 1932 m. apologetinio centro vadovu tapo pastorius Volteris Kunetas, Bavarijoje gyvenęs antisemitas, protestantų leidinio Žodis ir darbas vyriausiasis redaktorius. Taip prasidėjo kampanija prieš nekrikščioniškus judėjimus, tokius kaip antroposofija, darvinizmas, maunizmas, spiritizmas ir okultizmas, kuriuos protestantų bažnyčia laikė konkurentais. Šia tema buvo parengta daugybė paskaitų ir straipsnių, kuriuose pateikta daugybė idėjų ir metodų. Paveldėjęs inkvizicinį požiūrį, 1933 m. balandžio 26 d. Volteris Kunetas Berlyno federaliniai bažnyčios administracijai pateikė ataskaitą "Bažnyčia ir žydų klausimas". Jame jis ragino skubiai išnaikinti judaizmą, kurį apibūdino kaip svetimkūnį Vokietijos viduje. Ši ataskaita turėjo didelę įtaką galutiniam antisemitinės politikos priėmimui. 1933 m. gruodžio 16 d. Gestapas pastebėjo ir įvertino apologetinio centro veiklą ir metodus. Taigi Volteris Kunetas susivienijo su Adolfu Hitleriu, siekdamas panaikinti žydų įtaką žmonių gyvenimui. Tuo pat metu Kunetas siekė visam laikui atsikratyti kitų religinių ir politinių mažumų. Kunetas buvo labai patenkintas Gestapo susidomėjimu jo darbu. Taip jis rašė savo pranešime Reicho protestantų bažnyčios vadovybei. Gestapas išreiškė didelį susidomėjimą apologetinio centro kulto archyvais ir mūsų veikla kovojant su laisva mintimi, marksizmu ir bolševizmu.
Gestapas išreiškė norą ateityje vadovauti kovai su neteisėta laisva mintimi kartu su apologetiniu centru. Gestapas ir apologetinis centras jau pradėjo keistis medžiagą. Nuo tada apologetinio centro darbuotojai pradėjo intensyviai tiekti medžiagą apie įvairių religinių bendruomenių politinės pozicijas imperijos vidaus reikalų ministerijai, propagandos ministerijai ir Gestapui. Apologetinis centras taip pat bendradarbiavo su Goebbelso vadovaujama Reicho propagandos ministerija ir Reicho vidaus reikalų ministerija. Šiame darbe daugiausia dėmesio buvo skiriama medžiagai, skirtai kovai su žydais ir sektomis, rengti. Vadinamųjų kultų ir sektų, TI, visų grupių, kurias apologetinis centras laikė pavojingomis valstybės ideologijai. Sąrašai buvo nuolat pildomi, dėl to Volterio Kunertos vadovaujamo apologetinio centro atstovai parengė daugybę šmeižikiškų pseudoekspertų ataskaitų. Dėl šio šmeižto šios grupės kartu su žydais tapo nacių diktatūros taikiniais ir vėliau buvo žiauriai persekiojamos, įskaitant jų narių deportavimą į koncentracijos stovyklas. Istorikas Horstas Jongingeris, Horst Jonginge, 1931 m, suskaičiavo apie 150 religinių ir nereliginių ideologinių bendruomenių, apie kurias buvo renkami duomenys, po 2 metų apie 250, o 1936 m. Archyviniuose sąrašuose užfiksuota apie 500 pavojingomis laikomų grupių ir kultų. Tai taip pat svarbu, pažymėtina, kad smurtiniai metodai, kuriuos vėliau demonstravo Gestapas tiek prieš Antrąjį pasaulinį karą, tiek jo metu, buvo pasiskolinti iš antikultinių organizacijų, ypač iš radikaliosios protestantų bažnyčios dalies organizuoto apologetinio centro. Antikultinio judėjimo prototipai egzistavo nuo tolimos senovės: Jėzaus Kristaus persekiojimas ir egzekucija, inkvizicijos įsteigimas, visa tai ir dar daugiau praktikavo senovės šiuolaikinių antikultininkų pirmtakai. Per šimtmečius jie prisitaikė prie išorinių aplinkybių ir keitė formą, tačiau visada išlaikė savo esmę, jų ginklas buvo ir tebėra įvairių formų genocidas. Taigi radikalios apologetinio centro pažiūros susiformavo gerokai anksčiau nei radikalios paties Adolfo Hitlerio pažiūros. Mokslininkai pažymi, kad Hitleris tiksliai laikėsi Liuterio nurodymų, nukreiptų prieš žydus. Istorikai taip pat pabrėžia, kad iki tol egzistavęs bažnyčios antisemitizmas lėmė vokiečių tautinių judėjimų pobūdį. Kitaip tariant, tai nulėmė patį nacizmą, tai reiškia, kad radikalus kovos su žydais ir kitaip mąstančiaisiais vektorius buvo nustatytas gerokai anksčiau, nei atsirado Gestapas. Įdomu tai, kad 1933 m, iškart po įkūrimo, Gestapas pradėjo perimti patirtį ir keistis dokumentais būtent su antikultiniu apologetiniu centru. Radikalių pažiūrų protestantų pastoriai nuolat ragino patį Gestapą dar labiau sugriežtinti kovo su žydais ir nusidėjėliais metodus. Pavyzdžiui, 1942 m. Bavarijos evangelikų liuteronų pastorius Friedrichas Aueris net pareikalavo iš nacių vyriausybės dar vieno Bartolomėjaus naktį, per kurią nebus pasigailėta nei vieno žydo. Įdomu ir tai, kad po karo šie pastoriai nebuvo persekiojami už nacistinius skelbimus. Keista, kad po karo Volteris Kunetas, kitaip nei daugelis kitų nacių, nebuvo nuteistas už antisemitinės pažiūras ir bendradarbiavimą su Gestapu. Priešingai, Kunetas buvo apdovanotas Maksimilijano ordinu už mokslą ir meną bei Bavarijos laisvosios žemės ordinu už nuopelnus, nuo 1946 m. Volteris Kunetas tapo protestantų teologijos profesoriumi Erlangeno universitete Bavarijoje, Kanitui buvo suteiktas garbingas bažnyčios patarėjo titulas. Dabar žinote, kad būtent antikultininkai buvo atsakingi už tai, kad nacizmas tapo toks žiaurus, jie sukūrė tokį nacizmą, kokį pasaulis pažįsta dabar. Be to, po Antrojo pasaulinio karo, po pergalės prieš nacizmą, nacizmas atgimė būtent praeities antikultininkų rankomis. Tarptautinė bendruomenė susivienijo į Jungtines tautas,
kad palaikytų ir stiprintų tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrindama, kad žmonija daugiau niekada nepatirtų tokių baisybių kaip nacizmas. Ta akimirka daugelis tikėjo, kad nacizmas išnyko visiems laikams, tačiau 1964 m. Vokietijos evangelikų bažnyčia oficialiai atkūrė Bavarijos evangelikų liuteronų bažnyčios įgaliotinio sektoms ir ideologiniams klausimams pareigybę ir paskyrė pastorių Friedrichą Wilhelmą Hatzką. Jis tapo Kunerto nacistinio palikimo tęsėjų ir pagrindiniu antikultūrizmo ideologu Europoje. Tyrinėdamas sektas ir kultus Bavarijoje, Hockas rėmėsi 1930 m. Bavarijos evangelikų liuteronų bažnyčios atliktų sektų tyrimų, Sekšinė Hebung. Įdomus Hoc studijavo protestantų teologiją Bavarijoje, Niurnbergo universitete. Metų, kad Kanif ten buvo protestantų teologijos profesorius, Hockeso iniciatyva XSXA, 70-ojo dešimtmečio pradžioje buvo atgaivintas nacių režimo religinių ir ideologinių klausimų darbo grupės pavadinimas. Jis perėmė beveik identišką nacių laikų pavadinimą religinių ir ideologinių klausimų departamentas. Visa tai vyko tuo metu, kai pasaulis ir Vokietija bandė gyventi naują laisvą gyvenimą, gerbdami kiekvieno žmogaus teisės. Vokietija apimusios nacizmo liepsnos buvo užgesintos, palikdamos tūnančias žarijas, kurios galiausiai būtų užgesusios savaime, o nacizmas būtų likęs praeitie visiems laikams, jei ne Hockas. Jis visiškai atmetė visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, jis atmetė tai, ką suvienijo šalys, net ir tos, kurios buvo priešės, jis atmetė pagrindinės viso pasaulio pripažįstamas vertybės, vienybės ir lygybės vertybės. Savo darbuose Hakas teigė, kad jei teisingai suprantame savo tikėjimą, neturime teisės leisti kitiems toliau laikyti savo tikėjimo. Hakų iniciatyva vėl prasidėjo paskaitos ir pamokslai apie sektantus ir sektantus, Bavarijoje, kur nacių idėjos visada buvo galingos. Hakas davė nurodymus, kad protestantai ar katalikai turėtų elgtis su sektantais kaip su nežmonėmis. Tai vėl pakurstė nacizmo ugnį. 1988 m. Praėjus 43 metams po Trečiojo reicho žlugimo, Bavarijoje vėl pasigirdo opozicionierių šūksniai. Pakabinkite juos, sušaudykite juos visus. Heil Hitler, 1990 m. Kovo su sektomis organizacija, JAK, sudarė juodąjį naujų religinių judėjimų, vadinamųjų sektų arba kultų, sąrašą. Tik po 16 metų federalinis konstitucinis teismas, Vokietija nusprendė, kad kovojant su šiomis grupėmis naudojamas šmeižtas, tačiau buvo per vėlu. Kaip ir per tuos 16 metų, antikultūrininkų pastangos jau buvo atgaivinusios ir paskleidusios nacizmo liepsnas. Be to, praeities antikultūrininkai buvo šiuolaikinių antikultūrininkų pirmtakai. Antikultistai niekada nenutraukė tiesioginės savo žinių ir metodų perdavimo linijos, taigi šiuolaikinės antikultinės organizacijos buvo įkurtos pagal nacių apologetinio centro modelį. Taigi po Antrojo pasaulinio karo Vilhelmas Hatzkas padėjo savo tikėjimo broliui, kolega kovotojas su sektomis Johanesas Agardas 1973 m. Danijoje įkūrė tarptautinį dialogo centrą. Nors centro pavadinimas bylojo apie taikų dialogą, tai buvo tik fasadas, iš tikrųjų Agardas, kaip ir Kanitas apologetinėme centre, buvo krikščionis antikultininkas, siekęs kovoti su vadinamosiomis totalitarinėmis sektomis. Agardas viešai tyčiojosi iš JAV konstitucijos pirmosios pataisos, laisvos visuomenės simbolio, vadindamas ją neuroze ir teigdamas, kad ji nenatūrali žmogaus prigimčiai. Dialogo centras turėjo filialus Graikijoje, Anglijoje, Indijoje, Airijoje, Rusijoje ir Vokietijoje, kur Hatzkas ėjo viceprezidento pareigas. Kaip manote, kas tapo vienu mėgstamiausių Agardo mokinių? Studentas, kurį Agardas nekartą gynė teismuose. Šiandien apie jį jau daug ką girdėjote, bet dabar suprasite, iš kur jis gavo visus savo metodus. Dialogo centrų atstovas Rusijoje buvo Aleksandras Dvorkinas,
Jakso mokinys ir mėgstamiausias Agardo mokinys, būdamas tremtyje. Dvorkinas glaudžiai bendradarbiavo su Jakaigat, jų pasekėjų pastoriumi Gandau ir kitais Europos bei Amerikos antikultūriniais veikėjais. Taigi Dvorkinas tiesiogiai ir nuoširdžiai perėmė nacių metodus, modeliuodamas savo veiklą pagal centrus, skirtus kovai su visomis kitaip manančiomis žmonių grupėmis. Stačiatikių krikščionybė Rusijoje dabar